Sveiki visi, prisijungę prie atviros FastTrack organizuojamos dirbtinio intelekto įrankių paskaitos. Mano vardas yra Deividas Koncius ir šiandieną aš jums pristatysiu įvairius dirbtinio intelekto įrankius, kurie... Atsiprašom už techninius skandalumus. Tai ir šiandien pristatysiu jums visiems dirbtinio intelekto įrankius, kuriuos naudoju tiek pats, tiek kurie yra labai naudingi bendrai tiek kasdieniuose darbuose, tiek net ir vadovavimo lygmenyje. Perrinksiu į skaidres. Taip, tai truputėlis informacijos apie mane. Savo ekranuose matote QR kodą, kuris nukreips jūs į LinkedIn paskyrą, kur galėtumėte sužinoti plačiau apie mane, o aš tiesiog aptarsiu savo pagrindinius 3 žingsnius, kaip atsiradau šioje vietoje ar ne, arba jūsų ekranuose. Tai viskas prasidėjo 2015 metais, kada mano kelionėje atsirado ManyChat. ManyChat tai yra tiesiog susirašinėjimo robotas, kuris gali duoti automatizuotus atsakymus, remiantis tuo, ką žmonės parašo į savo laukelius per Messengerį. Tai tokių įrankių kaip ManyChat buvo tikrai daug, tai buvo revoliucioningas tuo metu įrankis. Bet gana greitai iš tikrųjų tiesiog buvo sukurti įvairūs tokie custom sprendimai įmonėse ir svetainėse ir šiandieną tikriausiai ne vienas jau pastebite, kad apsilankę puslapyje galite konsultuotis su tam tikrų susirašinėjimo robotu ir kada užduodate kažkokį klausimą, jums duoda tokius paruoštus atsakymus ir duoda pasirinkimus. Tai kažką tokio aš ir dariau. Tada praėjus šiek tiek laikui, tai yra net 7 metams, 2022 metais mes išgirdome visi apie ChatGPT. Kuomet išėjo pirmasis jau toks populiariausias modelis 3.5. Ir aš gana greitai radau būdų, kaip integruoti ChatGPT 3.5 modelį į savo darbo procesą, kuomet kurdavau įvairias mokomasias programas, vertinimo turinį ir panašiai. Deja, su programavimu jisai tvarkėsi nelabai kokybiškai, tad man neišėjo iškart jį pritaikyti, nes šalia dar mokymų ir programuoju. Tačiau išėjus jau 4 modelį, jis puikiausiai sprendė daugelį mano programavimo užduočių. Taigi, iš esmės aš pasigreitinau savo visą darbo procesą nuo 10 iki 15 kartų. Iš tikrųjų, greičiau pavykdavo atlikti įvairias užduotis. Tai va, ir tada natūraliai, pačiam naudojant dirbtinį intelektą, kuriant programas, turėjau irgi galimybę ir pasiūlymų pristatinėti dirbtinį intelektą įvairioms sritims, įvairiais scenarijais. Ir šiandieną pristatinėjau dirbtinį intelektą jums. Tad tikrai kviečiu drąsiai įsitraukti, užduoti klausimus ir aš pasistengsiu jums juos atsakyti. Taip, tai gal trumpai apie dirbtinį intelektą, nes nors ir turime žmonių, kurie jau žino visus pagrindus, puikiai rašo užklausas ir gauna atsakymus galbūt, kuriuos nori ir norėtų labiau pereiti galbūt net iki inžinerijos lygmens. Tačiau taip pat yra nemažai žmonių, kuriems tai yra tik pirmieji žingsniai ir būtent dėl šių žmonių norisi padėti tam tikrą pagrindą, ant ko stovi visi šie dirbtinio intelekto įrankiai ir sprendimai. Tai kas yra dirbtinis intelektas? Tai matome skaidrėje, kad dirbtinis intelektas yra kompiuterinio mokslo sritis. Tai kitaip sakant, tai yra tiesiog tam tikra skaičiavimo mašina, kuri veikia spėjimų pagrindu, priimdama tam tikrą informaciją ir duodama remiantis tam tikromis instrukcijomis mums norimą atsakymą. Tačiau tas atsakymas ne visą laiką būna tai, kas mums patinka ir tenkina. Ir kai mes negauname atsakymo, kurio norime, mes tada galime iš naujo klausti ir taip tiksliname. Ir prieš duodant dirbtinį intelektą naudoti visai bendrai visuomeniai ar paprastiems žmonėms, dažniausiai visą šitą procesą daro prompt inžinieriai arba užklausų inžinieriai, kurie ir valo tą visą procesą ir stengiasi, kad kuo daugiau atsakymai būtų tikslesni ir geresni. Tai dirbtinis intelektas tiesiog imituoja tą mąstymo procesą, bet jis iš tikrųjų pats nemąsto. Jis neturi jausmų, valios, jis negali tiesiog nuspręsti ištrinti visą informaciją jūsų internete ar telefone. Tačiau jeigu jūs jo paprašysit, jis gali jums ištrinti, pavyzdžiui, jūsų kalendoriuje esančius įvykius.
Tai va, tai žinoma, aišku, reikia jiems tada prieš tai suteikti prisijungimus ir panašiai, jis to negali padaryti, bet čia ir gali būti tada, ar ne, ta tolimesnė kažkokia grėsmė, ko žmonės galbūt pergyvena, ar ne, kad kas būtų, jeigu būtų. Tai, bet turėkite omeny, kad tai yra tiesiog sistema, kuri pati nemasto, bet imituoja mąstymo procesą. Ir jin yra pritaikoma iš tikrųjų įvairiausiose srityse. Tai čia yra paminėta ar ne ir sveikatos sektorius, finansų, gamyba, transportas ir panašiai. Tai iš tikrųjų mes kiekvienas kasdieną susiduriam su dirbtiniu intelektu, kada gaunam įvairius pasiūlymus savo socialinių tinklų sraute. Kuomet žinote, ar ne, kokiam nors Instagram'e, ar Facebook'e, ar TikTok'e scrollinat ir priklausomai nuo to, kur sustojate, ties kokiais video, vėliau jums panašų turinį rodo. Toks personalizuotas turinys yra jau tokia kaip dirbtinio intelekto išraiška. Ir vėliau tas dirbtinis intelektas, aišku, persikelia ir į vaizdų atpažinimą, logiką ir paieškas įvairias, kurias mes atliekame tuose didžiuose kalbos modeliuose. Tai va, tai jau matau, kad žmonės klausia. Tai Donatas klausia, labą dieną, ar MICOM ar N8N agentams kurti, ar kažkas kito, ar gal galima trumpai kodėl. Tai mes apie agentus šnekėsime šiek tiek vėliau. Aš pats asmeniškai esu šiek tiek dar skeptiškas ir pasidalinsiu kodėl. Na, visa agentų šiandien to tokiu kaip ta banga, kai visi kalba apie tos agentus, tarsi jie jau būtų. Ir pristatysiu mano manimu, kokią mes esame etape. Randamasis, aišku, ir kitų tyrimais. Taip, bet labai ačiū už klausimus ir tikrai drąsiai rašykite, atsakysiu. Gerai, tai dabar labai svarbu yra, kad mes ir matome vesdami renginius apie dirbtinį intelektą ir rengdami grupės ir taip toliau, kad yra vis didėjantis susidomėjimas. Ir taip pat jūs matote ir žiniasklaidoje, kad dirbtinis intelektas tikrai yra tikrai tą rinką purto. Nes jeigu taip nebūtų sausio 27 dieną, Nvidia per vieną dieną praradus 17% savo vertės ir akcijų, tai šiuo atveju konkrečiai 600 milijardų, o bendrai įvairios įmonės net apie 2 trilijonus. Tai kadangi vyksta, matom, tokie stiprus pasikeitimai technologiniuose, būtent technologijų sektoriuje, tai skatina žmonės suklusti ir domėtis. Tai žinoma, visas tas procesas pritaikymo dirbtinio intelekto, jis yra dažnu atveju panašus. Tai čia yra tiesiog aptarta procentais, kiek maždaug žmonių, kada iššoka į tą traukinį. Tai jeigu taip žiūrėtume, ne pirmieji naudotojai, arba angliškai early adopters, kiti dar pavadintų inovatoriais, gali būti tik tais apie 2 arba 3% žmonių. Tai praktiškai čia yra, jeigu lygintume su Facebooku, tai jeigu Facebookas išėjo ar ne 2004 metais, tai žmonės, kurie pradėjo naudoti tarp 2004 ir tam iki 2007 ar 2008 metų, per pirmosius 4 metus galima būtų sakyti, kad tai yra pirmieji naudotojai arba net inovatoriai, kurie net ir pradėjo kurti Facebook'e galbūt pirmuosius žaidimus ar įskiepius. Tai va, tada didesnė dalis jau išbandžius galbūt per kažkur aplinkui ar ne, kažkokius Facebook, tarkim, žaidimus, arba išgirdavot, kad kažkas naudoja grįžtant prie dirbtinio intelekto kokį ChatGPT, jie išbando. Tai maždaug dar apie 13-15% iki 20% iššoka į tą traukinį. Kuomet jau apie 20-30% žmonių, visų mes kalbam žmonių ar ne, daugumos naudoja tą produktą, tuomet jau prasideda tas sniego gniūžtė vis didėja ir didėja ir didėja. Tai tada pereinam prie ankstyvosios daugumos, kuomet praktiškai visi žino, bet ne visi naudoja. Tada yra kitas etapas, kur jau praktiškai visi naudoja ir nenaudoja tik tie, kurie yra tiesiog užsispyrę. Na, žinot, kaip žemaičiai. Jie tiesiog vėliausiai priema kažkokias naujoves, net nepaisant, kad visa šeima naudoja tą patį grįžtant pavyzdį Facebook'o, bet jiems vis tiek dar atrodo, kad čia yra nereikalinga, arba kaip su išmaniaisiais buvo. Ir žinau žmonių, kurie tiesiog jau praėjus 10 ar 15 metų, kai jau visi žmonės praktiškai naudoja, jie tik tais nusprendžia galbūt vertėtų išbandyti. Tai va, tai jūs patys žinot, kokie esate žmonės, nes jūs jau šiandieną klausotės apie dirbtinį intelektą. O mes kaip visuomenė apie dirbtinį intelektą
sužinojome tik tais 22 metais, kuomet per pirmą mėnesį ChatGPT surinko 100 milijonų aktyvių vartotojų ir pralenkė net TikToką. Tai mes tikrai esame dar tame ankstyvajame naudotojų etape, bet pats įrankis arba pats dirbtinis intelektas yra antiek populiarus ir taip drebina tą rinką, kad neįmanoma likti abejingiams. Tai labai džiaugiuosi, kad domintės ir tikrai būtent iššokę taip anksti į šitą visą traukinį, tikiu, kad rasite, kaip ir aš, būdų, kaip galite savo pagreitinti procesus ir taip pat pajamas. Taip, tai praktinės įžvalgos ir apmąstymai, kuriuos turiu dėl dirbtinio intelekto, tai tikriausiai yra 3 dalykai, ką norėčiau paminėti. Tai pirmasis tai yra, kad dirbtinis intelektas yra geras pagalbininkas, bet blogas vedlys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs jam duodat konkrečią užduotį, jisai gali su ja susitvarkyti gana neblogai. Bet jeigu jūs jo klausite, o ką man daryti toliau, arba kur man eiti, jeigu aš nežinau, kur eiti, jis gali apie naują temą, pavyzdžiui, arba kažkokį sprendimą nukrypti gana stipriai į šoną. Ir tada tiesiog paklaidinti. Kaip būdavo man ypač pradžioje programuojant su ChatGPT 3.5 modeliu, kuomet aš tiesiog tūkstančius kartų jo vis prašydavau, maldaudavau, rėkdavau, keikdavau, kad jis duotų man teisingą atsakymą, bet jis vis neduodavo ir jis sakydavo, gerai, aš dabar jau padarysiu ir visą laiką haliucinuodavo. Ir pastoviai prikurdavo kažko, kas neveikdavo man. Tai grįžtant prie to, kad labai dirbtiniui intelektui neblogai sekasi sukurti tą vadinamą juodraštį arba angliškai pirmąjį draftą, kuomet mes paskui pasiėmė tą ar tai kodą, ar straipsnį, ar kad ir kas tai būtų, vėliau galime patys šlifuoti ir pabaigti iki galo, jeigu žinome, ką darome. Tačiau jeigu nežinome, ką darome, gana nesunku yra su dirbtiniu intelektu pasimesti. Taip, tai iš čia išplaukia paradoksas, kad specialistai dažniausiai baiminasi, kad išbandę dirbtinį intelektą ir pamatę, kaip jis gerai atlieka tas užduotis, kaip asistentas, jie pergyvena, kad jis taps vedliu ir perims jų darbą iš esmės. Arba kad paprasti nekvalifikuoti žmonės atliks jų darbą su dirbtiniu intelektu, arba kad net nebereikės iš vis tos pozicijos. Ir tikrai tam tikrose sritise, kur labai pasikartojantis darbai, tikrai galime automatizuoti, mažiau ataskaitas rašyti ir taip toliau. Tarkim, ar programavimo srityje, kažkokiuose paprastesnėse sprendimuose galbūt galėtų susitvarkyti. Bet kol kas tikrai taip nėra, kad be žmogaus arba su mažos kompetencijos žmogus galėtų tai padaryti. Todėl iš to išplaukia, kad nors specialistai baiminasi, kad jų darbą perims, paprasti žmonės pyksta ir dažnu atveju net nervinasi, kad dirbtinis intelektas nepadaro visko, ko jie nori. Nesukuria nuotraukų, ar kokių jie norėtų, neparašo tekstų, ar programų, ar strategijų, kurių jie norėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jūs tikriausiai patys susidurit, kai pabandot dirbtinį intelektą būtent tuose srityse, kur nesat ekspertai. O specialistai, matote, kaip jis jums padeda, bet šiuo atveju tikrai nereikėtų baimintis, kad greitų metų jis viską perims. Gerai, tai matau, žmonės komentuoja, bet kol kas klausimų daugiau nematau. Tai jeigu kyla klausimų arba norit kažkokio praplėtimo, rašykite drąsiai ir aš atsakysiu. Taip, ir nepamirškime, kad yra labai svarbu išlaikyti žaismingą požiūrį. Jeigu jis ir netlieka šiandieną to, ko jūs norėtumėt, kaip aš ir minėjau, pavyzdžiui, ChatGPT 3.5 netliko man programavimo užduočių, kaip aš norėčiau, tačiau aš nesustojau žaisti, nesustojau eksperimentuoti su ChatGPT ir kai išėjo 4. modelis, aš iš karto jį panaudojau ir tiesiog tame projekte, kur aš dirbau, ir jis man tikrai iki 5 kartų pagreitino visą procesą. Tai jeigu jūs nesustosit eksperimentuoti, net ir šiandieną, jeigu neturite konkrečiai procesuose savo nenaudoja dirbtinio intelekto, aš jums užtikrinu, kad tikrai atsiras sprendimas, kuris jums taps kaip gyvenimo gelbėtojų, ar angliškai life saveriu. Tai šiandieną aš taip pat pristatysiu ne vieną įrankį, kuris galbūt irgi taps jums kasdienybės dalimi. Bet jeigu ir taip nebūtų, nepamirškit nesustoti, nenusivilkite dirbtinį intelektą, nes jis tikrai labai greit vystosi ir jis integruojasi įvairiuose, jūs kur kasdieną naudojate įrankiuose. Gerai, tai dabar šiek tiek apie pačius etapus ir kur mes esame. Tai pirminis etapas Artificial Narrow Intelligence
kitaip vadinamas tiesiog siauros dirbtinio intelekto sistemos, leidžia mums atlikti labai paprastas užduotis. Užduodam klausimą, gaunam atsakymą, duodam kažką įvertinti, vaizdus atpažinti ir panašiai. Vėliau mes perinam prie bendrojo dirbtinio intelekto, kuris yra jau arčiau šiandieninių modelių, kuomet jis gali mokytis, taikyti žinias įvairiose sritise, panašiai kaip žmogus, ar ne? Tiesiog atkartoti tą mąstymo procesą. Ir vėliau, teoriškai, jis turėtų pranokti žmogų. Ir tas labai jaučiasi. Kai man pačiam tenka ruoštis dirbtinio intelekto paskaitom, kadangi tai yra taip nauja ir taip trūksta tos informacijos arba ekspertizės net ir internete, dažnu atveju jis man negali pateikti kažko, ko aš pats nežinočiau, kažko, ko aš pats negalėčiau rasti ir panašiai. Tai, kitaip sakant, jo žinios remiasi į bendrą informaciją internete. Ir jeigu jūs norit kažką sukurti naujo, inovatyvaus ir panašiai, dirbtinis intelektas šiuo atveju nelabai dar gali tai padaryti, nes jis tiesiog turi ribotas žinias, kurios yra paremtas tuo, kas yra internete. Tai va, dar yra kitoks skirstimas, galima išgirsti, ten OpenAI, pavyzdžiui, yra pristačiusi tokius 5 žingsnius, kad pradžiai buvo chatas arba susirašinėjimas, antras etapas yra reasoning, kurie mes dabar jų manimu esam, tada trečiam etapė yra agentai, kurie nuo mąstymo ir chato skiriasi tuo, kad ne tik tais generuoja kažkokius atsakymus ar kuria, bet taip pat ir vykdo veiksmus. Na ir vėliau perinam prie visiškai nepriklausomų sistemų, kurios gali pereiti iš vieno, tarkim, jiem duodam kažkokią užduotį sukurti kokią nors mums grafiką, ar ne, ir jis tada išanalizuoja tą grafiką ir ne tik ją išanalizuoja, bet ir sugeba parašyti kokią nors sukurti dar dainą. Nusprendžia, kad mes galim turėti multimodališkumą tame. Tai va. Bet apie agentus šiek tiek plačiau dar šnekėsiu. Taip, tada labai svarbu nepamiršti etinių iššūkių, kad dažnu atveju tai, ką mes gauname dirbtinio intelekto atsakymuose, remiasi mūsų duomenimis. Tai, kas yra ne tik tais moksliniai straipsniai, bet ir komentarai ir įvairios melagienos. Dėl to kartais būna tikrai šališkumo pavyzdžių. Taip pat, kad įvairios dirbtinio intelekto sistemos ne visą laiką gerai saugo jūsų asmeninę informaciją arba net prašo pasirinkti, kad nebūtų mokomi modeliai tuo, ką jūs veikiate ten. Tai ypač ChatGPT, jeigu labiausiai akcentuoju, naudoti žmonėm ir rekomenduoju, tai ten galima nustatymuose pasirinkti, kad nebūtų apmokomi modeliai to susirašinėjimo turiniu. Ir taip pat labai trečias dalykas svarbus, kad dažnai menininkai irgi pyksta ir Holivude buvo streikas, kad kaip čia taip dabar kas sumokės jiems už tai, kad jų scenarijus ar ne, dirbtinis intelektas pasinaudojęs, paskui sukuria savo scenarijus ir tada jiems darbo nebelieka ir taip toliau, arba tie menininkai, kurie vaizdus, piešinius kūrė ar ne šimtmečiais, kaip jų autorinės teisės, nes dabar galima Van Gogho piešinį pačiam susigeneruoti ir taip toliau. Tai čia yra tikrai svarbu. Ir aš asmeniškai tiesiog stengiuosi visą laiką, jeigu kažką kuriu su dirbtiniu intelektu, taip ir pasakyti, kad tai buvo sukurta su to ir su to įrankiu, tiesiog duota vadinamą kreditą, ar ne? Tai va, tai nors ir kelia tos etikos klausimus, tiesiog svarbu yra nepamiršti, kad dirbtinis intelektas irgi yra smagus įrankis, kaip ir sakiau, ne vien tik tais jo bijoti, bet taip pat ir netiduoti savo svarbios informacijos tiesiog jam už dyką. Taip, turim klausimų šiek tiek. Vienas klausimas, kuo skiriasi AI automatizavimas nuo AI agentų. Tai automatizavimas nuo agentų skiriasi tuo, kad automatizuojant užduotis mes duodam aišku veiksmų seką, kas po ko vyksta. Pavyzdžiui, suranda informaciją internete, sugeneruoja straipsnius ir paviešina per LinkedIn. Arba jeigu yra kažkoks įvykis kalendoriuje, atsiunčia pranešimą arba išsiuntinėja visiems per Slack arba Teams platformas. Tai va, o agentai, jie leidžia tiesiog, jiem mes duodam užduotį, tarkim, rezervuok man viešbutį per Airbnb ir jis tada suranda tokį ir tokį viešbutį, klausia, kokius, duoda pasiūlymus įvairius ir iš esmės valdo tavo kompiuterį. Tai atlieka tą veiksmą. Taip pat agentų sričiai aš priskirčiau ir įvairius tos asistentus, kaip Google Assistant ar Siri, kur galima tiesiog paspausti telefone, įrašyti, kad jūs norite kažką nuveikti arba paleisti muziką savo namuose ir jis atlieka tą veiksmą.
Tai automatizuojant, tai būtų, kad jūs ateinat, grįžtat 6 valandą namo ir jums termostatą, tarkim, kažkokią temperatūrą nustato pusę valandos iki grįžimo iki namų. Bet jūs šio veiksmo realiuoju laiku jam neduodat atlikti. Taip, dar vienas klausimas. Teksto analizė ir teksto lyginimas tarpusėje ieškant skirtumų ir analogų. Taip pat teksto esmės gryninimas. Ar įmanoma? Taip, tikrai įmanoma, mes apie teksto analizę, teksto kūrimą ir panašiai mes šnekėsime netrukus. Gerai, tai pereikime prie demonstracijų ir praktinės dalies. Tai vėlgi džiaugiuosi, kad įsitraukėte, užduokit klausimus, visą laiką stengsiuosi atsakyti. Tai pagrindinės sritis, kurias mes paliesime, bus teksto ir vaizdo kūrimas, duomenų analizė ir vizualizacija ir personalizuoti AI agentai arba dirbtinio intelekto sistemos. Taip, aš esu jums paruošęs tą demonstraciją, prašęs savo Notion platformoje, tai nusiskenavę su savo telefonais. Arba jeigu žiūrite per išmaniuosius, galite print screen padaryti ir tada tiesiog per Google, tarkim, fotos ar nuskenuoti ir jums atidarys tą nuorodą. Tai va, ir tada galėsite sekti, šiaip informacijos tikrai daug, laiko mažai. Maždaug apie valandą turim praktiniam užduotim, tai aš pasistengsiu viską sugrūsti taip, kad nebūtų jums per daug sunku suvirškinti, tai paprastai ir aiškiai, bet jeigu ir kažko, tarkim, neišeis išsiplėsti per daug, tai visą laiką ten rasite mano tame, tuose užrašuose. Gerai, tai nusiskenavę šį QR kodą, jūs turėtumėt matyti šitą vaizdą. Taip, tai pradžioje aš naudosiu tiesiog inkognito režimą ir su nemokama versija. Vėliau perėsiu prie mokamos tam, kad galėčiau išnaudoti Google Drive savo per Gmailą, nereikėtų jungtis. Tai va, čia yra skaidrės mano paspaudę, galėsite peržiūrėti vėliau, jei norėsite. Ir tada įrankių sąrašas, kuriuos aš jums pristatysiu. Gerai. Taip. Taip, tai pradėsim. Aš pasidarysiu, kad būtų vaizdas kairėje, o mano užrašai dešinėje, kad būtų lengviau tiesiog kopijuoti turinį ir rodyti, kaip viskas veikia. Taip, tai atsidarysiu savo slaptą režimą. Matot inkognito, pasijungęs esu per Outlooką ir man čia rekomenduoja Upgrade Plan, matot. Tai visiems pasiekiamas, visi galite naudoti, sekti ir panašiai. Aš šiaip rekomenduočiau iš tikrųjų labiau žiūrėti, o vėliau pasitestuoti remiantis šitais užrašais. Nes man daug svarbiau, kad jūs suprastumėte esmę ir užduotumėt klausimus, nes vėliau tiesiog nebus tos galimybės. Tai geriau pasitestuokit paskui savarankiškai, o dabar išlaikydami tempą ir demonstracijos, kad viską pavyktų parodyti, aš tiesiog nelauksiu jūsų. Tai tiesiog, nes tikrai noriu parodyti, kad būtų kuo naudingiau įvairesniais rekursais, kaip aš naudoju dirbtinį intelektą ir kaip rekomenduočiau jį naudoti. Gerai, tai dabar labai svarbu pasižiūrėti man, ar neturiu custom instrukcijų, jo viskas švaru. Gerai, ir tada, kaip minėjau, galima savo dirbtinėme intelekte, tai data controls, matot, pasirinkus išjungti, kad jis dažniausiai būna automatiškai išjungtas, bet jeigu nėra, išjungti, kad nebūtų improve model for everyone. Tada jūsų atsakymų nenaudos tolimesniam tobulinimui dirbtinio intelekto. Dar vienas būdas, kaip apsaugoti tai, ką jūs darote, tai jeigu aš dabar čia kažką parašau ar ne, tarkim, kas yra prezidentas. Jis man čia parašo ir tada kairėje matysim atsiras pokalbio kaip istorija. Tik man reikės perkrauti langą arba pradėti naują susirašinėjimą. Matot, kas yra prezidentas, susirašinėjimas atsirado. Jeigu norit, kad nebūtų išsaugotas susirašinėjimas, čia paspaudę viršuje ChatGPT galite įgalinti temporary chat ir matysim, kad nesaugoma istorija, jokio treniravimo modelių ir jokios atminties. Continue ir dabar paklausiu, kas yra varlė. Ar ne, man čia rašo kažką ir matom, kad ir net neleidžia čia pasirinkti nieko. Yra patamsėję. Tai tiesiog visą, ką mes dabar rašytume, keltume dokumentus, nieks neįsisaugoja jokią atmintį.
kas kartais tikrai su jautria informacija dirbant yra svarbu. Ir dabar, jeigu aš noriu išeiti iš to režimo, tiesiog čia išjungsiu ir iškart dingsta, matot? Čia perkrovus turėtų būti, kas yra prezidentas. Va. Matot, tik kas yra prezidentas, jokios varlės. Taip, tai nepamirškite išjungti, kad nemokytų ir tada, jeigu labai su jautria kažkokia informacija dirbat, galite įgalinti tą temporary chat. Gerai, kas toliau? Dabar mes galime tiesiog klausti bet ko jo iš esmės. Ar ne, mes apačiai matome, kad yra search, reason, ar ne, funkcionalumas. Taip pat mes galime prašyti, kad jis ten kurtų dokumentus ir panašiai. Čia leidžia pasirinkti tik vieną modelį, jeigu upgrade'intume, matysim daugiau modelių. Bet tikrai paprastiems kasdieniams darbams pilnai užtenka. Ar ne? Jeigu jūs ten turite kažkokį tikslą ar nenorit gauti receptą ar programą, jūs tiesiog parašot ir jis jums duos atsakymą. Kaip pavyzdys va čia. Noriu numesti svorio per 3 mėnesius nuo 80 iki 70 kg. Pradžioj parodysiu va šitą variantą, o paskui parodysiu, kaip keičiasi, kaip su magiškai žodžiais duok prompt. Taip, dabar jis turi man parašyti, kaip numesti svorį per 3 mėnesius nuo 80 iki 70 kg. Nu, dar yra laiko, ar ne, iki vasaros, tai visai aktualu. Čia parašė kažkas taip pat, kad neleidžia nuskenuoti tos demonstracijos kodo. Tai aš paprašysiu kolegų, kad atsiųstų. Mano, kaip sakyti, nuorodą įdėtų ir į chatą, kad jūs paskui galėtume tikrai sekti. Gerai, tai dabar matom, ar ne, mityba, nu čia žodžio, rašo, ne, kaip yra programa. Viskas kaip ir neblogai, tarsi, ar ne, tai reikėtų, aišku, tikrinti informaciją. Jeigu turim savo tarpę sportininkų arba tiesiog sportuojančių žmonių, parašykit vienetuką. Jeigu nesportuojat, bet norėtumėt, parašykit nuliuką. Taip pat. Tai niekur neviešinsim šitos informacijos, nes jin automatiškai pasiviešina mūsų susirašinėjime. Bet kas esate drąsus, būtų labai įdomu sužinoti, kiek yra sportuojančių žmonių, vienetukas. Jeigu norėtumėt sportuoti, nuliukas. Tiesiog parašykite į mūsų susirašinėjimą. Tai va, o mes tęsim temą ir pasižiūrėsim, kaip mums geresnę programą susikurti. Nebūtinai sporto, galėtų tai būti bet kokia programa. Tai va, noriu numesti svorio per 3 mėnesius. Ir tada gavom tokį atsakymą. Dabar, jeigu aš pridėsiu prie šito klausimo duok prompt, pamatysit šiek tiek kitokį. Va, pažiūrėkit, jis jau rašo. Prompt, padėkite man sukurti 3 mėnesių svorio metamimo planą, kuris padėtų numesti svorio nuo 80 iki 70 kg. Ne? Ir toliau tikslina, noriu sveikai ir tvariai numesti 10 kg, laikydamasi subalansuotos mitybos. Planas turėtų apimti dienos kalorijų normos apskaičiavimą, subalansuotą mitybą, fizinį aktyvumą, patarimus, kaip išlaikyti motivaciją, gyvenimo būdo rekomendacijas, pavyzdžiui, miego, streso valdymų ir kasdienio aktyvumo aspektus. Tai dabar žiūrėkit. Čia irgi paminėjo gyvenimo būdą, šiek tiek fizinį aktyvumą ir panašiai, bet sunku yra suprasti, apie ką jis rašo, kai labai daug tos informacijos iškart pateikia. Bet kai mes paprašom jo duoti prompt, jisai duoda iš esmės instrukcijas ir jų neplečia vienu metu. Ir tada mes šitą prompt galim nusikopijuoti. Dar parašė, matot, noriu, kad planas būtų realistiškas, lengvai gyvenimo sudarytas taip, kad būtų galima išlaikyti pasiektą svorį ilgalaikę perspektyvą. Nu, super. Ir mes dabar tiesiog copy-paste šitą, arba galima nebūtinai taip, tiesiog apačioje copy paspaudę, įklijuoti, to prompt nebūtina, ir paleidus atsakymą, tą užklausą tiksliau, matysim, kaip jis sugeneruos viską pagal duotas instrukcijas. Matot, jis dabar jau ir prideda ir svorį, ir ūgį, daug iškart profesionalesnis atsakymas ir struktūrizuotas. Tai tik 2 žodeliai, duok prompt. Matysim, keičia viską. Prompt yra užklausa. Gerai, matom, kiek čia žmonių sportuojančių, tikrai taip, labai gerai. Taip, tai jeigu sportuojat vienetukas, jeigu nesportuojat nuliukas. Taip, dar ir klausimas buvo, kodėl nenaudojat Google AI Studio, kuris belenkiek kartų pranašesnis už ChatGPT. Taip, tai tikrai Google AI Studio jums vienas iš įrankių, kurį paminėsiu šios demonstracijos metu. Pagrindinė priežastis, dėl ko aš visą laiką demonstruoju per ChatGPT, tai yra todėl, kad
ChatGPT, lyginant įvairiuose mano užduotyse, jisai visą laiką atlieka tai, ko aš noriu. Dabar kaip pavyzdys. Jeigu žmogus turi 120, tarkim, ne 120, tarkim 90 jo yra intelektas, ar ne? Ir tada šalia yra žmogus, kurio 140 intelektas, ne? Žymiai protingesnis, koks mokslininkas, o tas kitas su 90, tarkim, intelekto koeficientu yra, tiesiog paprastas darbuotojas ar specialistas. Dabar priklausomai nuo užduoties ar klausimo bus tik tada pasimatys, ar vienas ir kitas yra protingesnis. Jeigu jūs tiesiog paprašysite sukurti laišką ar rasti informaciją apie šiandienos naujienas ir taip toliau, tai tas intelektas jis neturės prasmės. Jeigu jūs paprašysit grinai specializuoto kažkokio strateginio atsakymo arba su programavimu, kas susiję, tuomet tik pradeda reiškėti to intelekto skirtumai. Tai kas liečia Google AI studiją arba dar kitus modelius, šiuo atveju aš testuodamas juos, ten Claude, Perplexity ir panašiai, aš pastebiu, kad ChatGPT puikiai susitvarko su mano kasdieniam užduotim ir kartais net geriau atlieka tuose srityse, kur jie galbūt specializuojasi. Tačiau jeigu aš noriu platesnės perspektyvos, aš dažniausiai naudoju kelis įrankius. Bet dėkoju, kad paminėjote. Tikrai ir geras įrankis ir nemokamas. Gerai, tai dabar mato. Daug struktūrizuota labiau ir yra viskas išskirstyta vien dėl to, kad mes paminėjom doc prompt. Tai prieš rašydami kažkokį platesnį, kur reikia daugiau mąstymo klausimą, jeigu pridėsite, kad jis duotų jums prompt, jis duos jums instrukcijas, kurias vėl jam davė kaip užklausą, gausi daug geresnį atsakymą. Gerai, tai jeigu tai būtų tiesiog sukurk sveikinimą draugui ar ne, lygiai tas pats. Jis kuria tiesiog sveikinimą draugui. Aš stabdau, aišku. Galima rodau, kaip koreguoti, tiesiog edit, doc prompt. Ir jis tada vietoj to, kad generuotų, jisai parašys. Sukurk šiltą ir nuoširdų sveikinimą draugui. Asmeniškas kreipimasis, nuoširdus linkėjimai, juokinga arba miela prisiminimų detalė, pozityviai ir įkvepianti žinutė, baigiamasis sakinys, noriu, kad sveikinimas būtų linksmos, draugiškos nuotaikos ir taip toliau. Tai antras dalykas, ką noriu paminėti. Tai aš dabar mokinu jūs to vadinamo promptinimo meno arba kaip gauti atsakymus geresnius iš tų pačių dirbtinio intelekto modelių, ne tik per ChatGPT. Tai jūs, kai paprašo doc prompt, jis mums duoda instrukcijas, kaip jis mąsto. Tai jūs nukopijavę tas instrukcijas, jūs galite paskui jas koreguoti irgi. Tarkim, asmeniškai kreipimasis, naudojant ar ne, draugiškas nuotaikos, o aš gal norėčiau ne linksmos ir draugiškos, bet linksmos ir sarkastiškos nuotaikos, ne? Ar ne? Su šiek tiek juodo humoru. Pažiūrėsim, ar nepažeisim duomenų, kaip sakyti, jų apribojimų, nes jis irgi negali visko kurti, turi apribojimus, kad neįžeis ten kažko ir panašiai. Gerai, bet šiek tiek atsakymas turėtų būti įdomesnis. Gerai, tai rašo taip, ar ne? Ir vėl metai praskriejo kaip tavo kantrybėje eilėje prie kavos. Sveikinu su dar vienais metais, kai sugebė neprarasti humoro jausmą, nepaisant visų tavo genialiai absurdiškų idėjų. Rimtai, kas dar galėtų sugalvoti ir tada juokingas prisiminimas, ar ne, siūlo. Tarkim, surengti karaoke maratoną po naktinio žygio. Tai mes matom, kad davė, kai paprašom jo duoti prompt, jis duoda instrukcijas, kurias galim naudoti kaip šabloną, kad tiesiog patobulinti ir gauti geresnį atsakymą. Ir tada, jeigu norėtume tiesiog paprastai kasdienybei naudoti, pavyzdžiui, laiškų atsakinėjime, tai galėtume tiesiog duoti atsakymą šitam laiškui tiesiog paprastai, dvitaškis, laiško turinys, tarkim, įdedat. Ir jis tada atsakys. Rasa rašė, kad pateikčiau pasiūlymą apie padangas mūsų įmonį. Čia žeminės, vasarinės, ne, ir aš tada rašau. Kokie gamintojai, viską pasiūlo ir taip toliau. Tai tenka tikrai išgirsti iš įvairių verslininkų, kaip jie pagreitina būtent laiškų atsakinėjimą, kai būna didžiausius, būna kartais turi komunikuoti ypač su kokiais nors valstybiniais sektoriais ir jie pastoviai ten automatizuotai jau siunčia kažkokius laiškus. Tai vietoj to, kad pačiam skaityti ir atsakinėti, galima tiesiog kopijuoti, dėti ChatGPT, pasakyti,
duok atsakymą ir viskas. Kas faina, kad pavyzdžiui su Gemini, jeigu naudojate kas, tai galima tiesiog turėti tiesioginį integraciją į savo paštą ir šalia tiesiog paspaudus ar telefonė ten būna toks kaip, tokia kaip žvaigždutė arba keturkampis ir tada galima apibendrinti, kas laiške buvo parašyta ir paprašyti iš karto tame pačiame susirašinėjimo atsakymu ir tiesiog įdėti tiesiai į savo Gmail kaip žinutė. Tai va, tai jeigu naudojate įvairius Google produktus, tai tikrai Gemini labai yra daug pranašesnis, nes turi iš karto integraciją. Bet jeigu retai tai naudojate arba naudojate kitas priemonės, tai ChatGPT puikiausiai sutvarko ir su tuo. Gerai, žiūrim, kaip čia. Dar klausimas. DocPrompt čia visose įrankis toks pats funkcionumas ir skiriasi priklauso nuo įrankio, kaip ir programavimas skirtingos kalbos būna. Taip, tai netrukus aš jums parodysiu, kaip iš tikrųjų veikia ne tik tai su tekstu, bet ir su vaizdu, lygiai tas pats. Tai taip pat ir skirtingose modeliuose irgi tas DocPrompt visur veikia. Nes jis tiesiog duoda aprašymą. O generuojant nuotraukas būna net iš karto prompt šalia nuotraukos. Gerai. Taip, daugiau galbūt čia... dar vienas dalykas, kad galima paprašyti, kad sukurtų dokumentą. Sukurk Canvas dokumentą. Nematau, kad čia būtų pridėta, bet pažiūrėkime, ar dar nemokamai versijai leidžia. Va, matot, ar ne? Tai jeigu jūs nenorit visko susirašinėjime turėti, o kurti atskirus dokumentus ir viename susirašinėjime skirtingom temom kalbėti, galite nuo tą vadinamą Canvas įrankį ir tada susirašinėjimas būna kairėje, o pats dokumentas dešinėje. Ir kuo Canvas ypatingas, kad jis leidžia tiesiog generuoti atsakymus. Tuo tarpu, jeigu yra čia susirašinėjimas, mes čia negalim kažko ištrinti, tiesiog koreguoti, tik tais galime savo užklausą keisti. Ir čia jau pasiekiau aš tą limitą, reikia, prašo, man pereiti prie kito modelio ir panašiai. Bet iš esmės mes dabar čia galėtume trint, matot, pridėti ir panašiai kažkokius dalykus. Tai aš dabar tada pereinu prie savo. Dėl to ir sakau, sunku šiek tiek per demonstraciją visiems duoti išbandyti viską, nes yra tiesiog ribotas kiekis tų užklausų. Gerai, tai dar šiek tiek apie Canvas, kad sukurk dokumentą, kodėl verta mokytis dirbti su dirbtiniu intelektu įrankiais, tarkim. Taip ir čia tiesiog atrašys. Tai lygiai taip pat Canvas galima naudoti tiesiog kodui irgi, kodą koreguoti, nors iš mano asmeninės patirties labai prastai. Labai ilgai, kaip ir matot, ir tekstą labai ilgai kuria ir taip pat tuo labiau kodą. O kai programuoji, nori, kad greitai viskas vyktų ir iš esmės sekundės rūpi, o taupyti, o apie minutės net nėra kalbos. Gerai, tai čia kol surašys, galim šiek tiek ir užmigti, gal aš šiek tiek gal per didelį lauką daviau, kodėl verta mokytis. Tegul rašo. Gerai, ir tada šalia to galima paminėti jo Gemini Deep Search ir Perplexity. Jeigu mes pasakėm, kodėl verta mokytis dirbti su dirbtiniu intelektu, tai Perplexity AI nuėję mes galime irgi to pačio paklausti. Ir jisai žymiai greičiau pateiks atsakymą ir ne tik pateiks atsakymą, bet pridės prie kiekvieno atsakymo konkrečiai matot nuorodas veikiančias, kas yra iš tikrųjų paieška ant steroidų. Tai Perplexity kūrėjas sakė, kad jam idėja kilo sukurti Perplexity, kai dirbant būtent akademinėje aplinkoje ir rašant įvairius ten magistro darbus, kad žinote, kad kai rašai bakalauro magistro darbus, reikia, kad kiekvienas sakinys iš esmės remtųs kažkieno kitu, kažkokiu straipsniu ar knyga ar patikrinta informacija. Tai iš esmės jis sakė, kad Perplexity yra ChatGPT ir Wikipedijos kūdikis. Nes Wikipedija viskas yra tiesiog išnašose, kiekvienas sakinys kažką remiasi, o ChatGPT yra tiesiog kūrė. Bet nėra tų išnašų, bent jau anksčiau taip nebūdavo. Tai Perplexity yra ties tuo labai labai griežtas ir stengiasi, kad viskas remtųsi net keliais šaltiniais. Taip pat galima ir savo šaltinių įdėti, galima dešiniai dar ieškoti ir nuotraukų,
susijusi, ir video susijusi, ir taip toliau, kas labai patogu. Dar vienas pliusas Perplexity yra, kad jeigu pradėsiu naują susirašinėjimą, jis leidžia pasirinkti skirtingus modelius. Tai Perplexity nėra modelis, kaip ChatGPT ar Gemini, jie savo modelio neturi. Jie tiesiog stengiasi sukurti kuo geresnę vartotojo patirtį arba user experience ir naudoja pačius geriausius modelius, duoda pasirinkti žmonėms ir tiek. Tai va, kaina yra ta pati, specialiai kaip ChatGPT, nes kūrėjo žodžiais, jeigu žmonėms jie nori sukurti būtent, kad būtų geresnė patirtis nei naršant, ieškant informacijos per ChatGPT. Nors tas pats ChatGPT irgi galim vienas iš modelių būti kaip, pavyzdžiui, O3 mini. Tai va, bet mes turim taip pat R1 DeepSeek ir ProSearch. Ir jeigu įgalinsiu tą ProSearch, tai tas pats klausimas, pamatysim, kad jis ilgiau užtrunka ir duoda tos visus žingsnius. Na, bet čia toks klausimas, kur gana greit atsakoma. Bet tikrai jisai iki 5 kartų daugiau šaltinių patikrina ir panašiai. Bet niekas neprilygsta Gemini Deep Search. Dėja mokamas, bet jų Gemini galite išmėginti, užsakytą Plus planą nemokamai vienam mėnesiui išbandyti. Tai jeigu aš pasirinksiu Pro with Deep Search, matot pasirinkęs ir tada, kodėl verta mokytis dirbti su dirbtinio intelekto įrankiais, jis pradės savo paieškos procesą. Ir atsakymai užtrunka kartais nuo 5 iki 10 minučių net. Ir šimtais šaltinių patikrina. Ir tada duoda, matot, punktus, kuriais remsis, kodėl verta dirbti su dirbtinio intelekto įrankiais, rasti straipsnių, tyrimų, raskite informacijos konkrečiais dirbtinio intelekto įrankiais ir taip toliau, raskite internetinių kursų ir mokymų, pasidomėkite, kaip dirbtinis keičia darbo rinką, raskite sėkmės istoriją. Ir aš galėčiau dar redaguoti planą ir pasakyti, ko noriu daugiau, ar ne? Bet man, tarkim, viskas tinka. Čia tarsi kaip duok prompt, tik tais Deep Search'as automatiškai duoda prompt. Arba instrukcijas, pagal kurias dirbs. Gerai. Ir tada klausimai čia. Taip klausia, kokį AI agentą naudoti, jei aš noriu sukurti sprendimus įmonį. Aš rekomenduočiau jau anksčiau minėtą arba Zapier, arba make.com. Taip, toliau. Ar gali būti, jog anglų kalba parašyta užklausą duoda tiksliausius greitesnius atsakymus? Jis verčia, taip. Angliškai aš kartais angliškai gaunu geresnius atsakymus, o tas pats Gemini, naudojant su integracija su Google produktais, kartais net nesupranta, jeigu angliškai nepaklausia. Tai taip, apsidraudžiant galite pabandyti lietuviškai ir angliškai. Jeigu matot, kad tas pats atsakymas įrankio iš kokybės atžvilgio, tada naudokit tą kalbą, kurią norit. Taip, dar klausimas. Kaip paruošti tekstą, kuris neatrodytų kaip sukurtas AI? Geras klausimas. Aš manyčiau instrukcijos. Tai būtų atsakymas instrukcijos ir taip pat šablonai. Duokit ankstesnį straipsnį arba tekstą, į kurį galėtų remtis. Pavyzdžiui, jeigu kuriat reklamas, reklaminius postus, ar Instagram'e, ar Facebook'e, duokit tiesiog pavyzdžių. Ir tada sakyk, duok pasiūlymų, dar variacijų ir panašiai. Stenkitės jį išmušti, tarsi duoti stiliaus įvairių reikalavimų ir jis tada tikrai sugeneruoja kažką įdomesnio. Tai čia dar kažkokių pastebėjimų. Galima rezimuoti, kokiems tikslams verta naudoti ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud ir DeepSeek. Tai visi išvardinti modeliai yra LLM-ai arba Large Language modeliai, kurie sugeba daug daryti. Tačiau Perplexity, pavyzdžiui, negeneruoja vaizdų, Claude skaito tik tais CSV, o Excelio failų neskaito, tai minusai. DeepSeek iš vis dar naujas įrankis, mažai testuotas, mažai patikrintas, žiūrint dar irgi priklausomai, kuris modelis, ar V3, ar 1 ir panašiai. Tai aš sakyčiau, geresnė reziumė būtų iš mano pusės, kad naudokit visą laiką ChatGPT ir jeigu matot, kad negaunat atsakymai netenkina, tada bandykit atskirus kitus įrankius. ChatGPT ir Gemini iš esmės tą patį daro, tik Gemini duoda Deep Search'ą už $20 per mėnesį, tuo tarpu ChatGPT Deep Search yra $200
po $200 planu. Perplexity apskritai tik paieškai, bet dabar ir ChatGPT labai paieška ištobulėjo. Taip, bet aš parodysiu šiek tiek irgi pavyzdžių vizualizacijai, pavyzdžiui, kad Claude geriau galbūt duomenis vizualizuoja, interaktyviai padaro. Gerai. Ačiū labai už klausimus. Čia matot, vyksta procesas, grįžtam į... Taip, į... Kur mano čia GPT? Aš matyt perjungiu. Čia GPT. Ai, ne, va čia. Tai va, parašė, ar ne? Čia GPT apie mokymąsi su dirbtinio intelekto įrankiais, visai fainiai. Naujos karjeros galimybės, kūrybingumas skatinimas ir panašiai. 4O modelį naudoja. Galima ir su O1, kuris yra vienas protingiausių modelių šiaip. Bet šiaip visai neblogai. Dabar, kuom gerai tas Canvas, kad galima įsidėti ir savo tekstą, prašyti jį pakoreguoti arba per čia, arba galima tiesiog čia, iš pasirinkimų. Na ir tarkime, paspausiu Add Final Polish ir jis tada perrašys mano visą tą straipsnį. Angai tik Izrael, aš nenoriu to Final Polish. Aš noriu geriau sutrumpinti, pavyzdžiui, jo, padaryti trumpesnį. Ir čia tos edit funkcijos leidžia padaryti ilgesnį, supaprastinti arba kaip tik labiau sudėtingiau paaiškinti ir taip pat pasiūlyti įvairių korekcijų, kaip komentaruose. Gerai, ir dabar turėtų jis tiesiog sutrumpinti. Va, matot, daug trumpesnis. Va, sutrumpinau tekstą 75%. Nu, super. Ir sakau, kaip ir galima viską įrankį, ar ne, patiems keistis. Jeigu nepatinka toks dydis, galite visą laiką, čia naudoja Markdown kalbą programavimo, tiesiog, pavyzdžiui, va, 2 groteles parašius, gaunu didesnį tekstą. Plačiau apie Markdown kalbą, kurią naudoja ir toks įrankis Notion, būtų čia. Tik tais gal parašysiu Markdown sheet. Tai šiaip išmokus dirbti, tikrai galima net greičiau kurti dokumentus negu su Word. Gerai. Taip, pasižiūrėkim, kaip pasisekė Deep Search'ui. Matot, ar ne, koks dokumentas, 19 svetainių, remtasi, nerašo tiksliai kiek užtruko, bet kas faina, kad galima tai daryti dokumentuose ir jis tiesiog išsaugo šitą dokumentą į Google Docsus. Automatiškai paskui galima ir kaip Word atsisiųsti ir taip taip. Nu va, ir matot, ne? Čia iškart įsijungia, matot, man integracija Gemini su Google produktais. Galiu paprašyti, va, išskleisti, iškart pasako, apie ką dokumentas. Apibendrink lietuviškai galiu paprašyti. Ir jis tada šitą turėtų apibendrinti. Tai va, ir tada čia yra konkretus įrankiai ir taip toliau, kur galima mokytis, darbo rinkoje ar ne, kaip atrodo ir panašiai. Ir tada šaltiniai. Šaltiniai tikrai čia mažokai, šiaip būna kartais ir 140 ir taip toliau. Tai galbūt tiesiog lietuviškai jisai mažiau rado šaltinių negu angliškai. Nu va, bet apibendrina, matot, irgi lietuvių kalba galima apibendrinti kartu integruotai su Google dokumentais. Vienintelis dalykas, kas yra svarbu paminėti, kad jeigu jums nerodo užsisakius Gemini mokamą versiją šito įrankio ar per Gmail, ar per dokumentus, ar Google Drive, tai jums tiesiog reikia eiti į nustatymus pas save, Manage your Google account, tada susirasti personal info kairėje arba asmeninį informaciją ir apačioj pakeisti kalbą, General Preference for Web, pakeisti tiesiog į anglų, aš Australijos anglų, nesvarbu. Ir tada kartais net perkrauti, reikia atsijungti ir tada, jo, kaip pasikeičia. Nu, jūs matysit. Turėtų būti pasikeisti va čia man viršuje. Šitie arba Gmail'e ten kairiai, naujas susirašinėjimas ir taip. Gerai, tai aš dabar nekeisiu. Paliksiu lietuvių. Gerai. Dar klausimų. Kokį įrankį naudoti video medžiagą apdoroti, jog ieškotų objektų video iš dronų? Oi, šito nepasakysiu. Įrankiai foto video apdorojimui
mes netrukus jo žiūrėsim apie tai, kokius galim įrankius apskritai naudoti. Ir Emilija klausė, koks dirbtinio intelekto įrankis jūsų nuomonė pranašiausias, tai ChatGPT. Aš už jį vienintelį moku pinigus pastoviai ir džiaugiuosi. Jis tikrai man padeda gyvenime. Gerai. Taip, tai apie tekstą pašnekėjom, dabar einam prie video kūrimo arba vaizdų kūrimo, tai galim tiesiog pradžiai duosiu jums nuorodą arba pristatysiu tokią svetainę, kuri vadinasi Artificial Analysis AI, tame mano dokumente matysit nuorodą va čia. Tai kuo gerai, kalbant apie vaizdų generavimą, kad va čia nuoroda tiesiai pateikta į tekstų image areną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar verifikuosiu, kad esu žmogus, man duoda pasiūlymų, matot, kartu su promptais. Ir aš galiu pasirinkti, kokį noriu. Va, tarkim, šitą man patinka. Tarkim, tada yra kitas promptas ir vėl leidžia pasirinkti, kuris nori. Aš pasirinku. Ir tada iš 30 nuotraukų jis vėliau gali man duoti pasiūlymus įrankių, kuriuos norėčiau, kurie mano skoniui labiau tiktų įrankiai. Arba naudotis galima ir leaderboardų, kur visi žmonių yra bendrai. Matot, kas geriausia yra Factor AI dominuoja, tada Black Forest Labs, Google, Midjourney ir panašiai. Čia priklausomai, kiek kas balsuoja. Bet galim ir pagal sritis. Pavyzdžiui, pasirinkti, kad aš noriu generuoti, tarkim, cartoon ir illustrations. Ir tada matysim, kad Google Imagen 3 yra, būtent vaizdai, kai palyginimuose žmonėms labiau patinka Gemini. Naudojam. Tai va, tarkim, Gemini, einam ir paprašykim, kad sukurtų kažką, galim tą patį naudoti doc prompt, tai sukurk skrajojančių čia Olando laivą ir tiesiog animaciniu stiliumi doc prompt pradžiai. Tai pažiūrėsim, ar supras. Atsiprašau, man reikia išjungti Deep Search'ą, paprastą flash naudosiu, kuris ir nemokamai pasiekiamas. Gerai, man prompto nedavė, tas nėra labai gerai. Pažiūrėsim, kokį duos rezultatą. Tai cartoon ir illustrations, ar ne? Jis dominuoja. Va, prašau. Iš pirmo karto tokį sukūrė vaizdą. Ne? Dabar, jeigu norim geresnio vaizdo, vėl tas pats principas, doc prompt vaizdo. Geresniam rezultatui. Bet jis nesupranta. Tai aš paprašysiu duok nuotrauką, tiesiog duok nuotraukos aprašymą. Ir praktiškai visą laiką, jeigu jūs pradžioje instrukcijas pasidarot, ar tai teksto, ar tai vaizdo, gausit paskui geresnį atsakymą. Gerai, tik tais lietuviškai. Ir patobulink. Rezultatai. Gal net nereikia, tiesiog lietuviškai. Pažiūrėsim pradžią. Oi, nesupranta, išvers į lietuvio kalbą. Su ChatGPT tai yra tai, kada tai būtų, kad va tai parašytų. Ok, tai ką darysim? Einam į ChatGPT. Naują susirašinimą pradėsiu. Išversk. Pukšt. Kaprizingiausias animacinis olandiškas skrajojančio laivo vaizdas, sklendžiantis per ryškų audringą dangų ir taip toliau. Iškart supranta. Tai va, tai jeigu būna, kad užstringa, labai gerai vienas modelis ar įrankis labai gerai turėti kitų. Geriausias svetainės. Tai va, tai kokias išskirčiau, tai aš siūlyčiau eiti į Artificial Analysis AI ir va, jums duos pasiūlymų. Ne tik vaizdo kūrimui, bet čia leidžia pagal sritis, matot, text to image, speech to text, text to speech ir taip toliau video generation. Ir va, tarkim, paspaudus ant video generation areną, duos irgi pasirinkti skirtingų video vaizdų, kurie jums labiau patiktų iš prompto. Ir tada jūs asmeninis skonį čia po 30 balsavimų ir čia bendrai. Kas geriausiai, ar ne?
Gerai, tai aišku, tas geriausiai dar irgi svarbu, kas ir kokybės, ir greičio santykių, nes jeigu labai ilgai generuojam, tai irgi ne visą laiką yra tiek laiko. Labai džiugiuosi, kai jūs tokie aktyvūs, aš nespėju įrodyti ir atsakinėti. Tai šiek tiek dabar koncentruosiuosi įrodymą, gerai? Tai padarę tą vaizdą, galime paprašyti sukurk. Ir jis kuria nuotrauką ir tas pats su Gemini. Sukurk. Galima lyginti dešiniai ir kairiai. Taip, sukurk vaizdą. Gemini šiek tiek kažkaip stringa man, neveikia kaip aš norėčiau, iškart neduoda atsakymų, matom. ChatGPT šiuo atveju veikia sklandžiau. Gerai, bet matom, gavom tas patį vaizdą, aprašė puikiai tiksliai, ChatGPT pateikė savo variantą. Gerai, tai dabar tiek Gemini, tiek ChatGPT, nesvarbu kam, aš asmeniškai nerekomenduoju naudoti galutiniam variantui, nes nesukuria šiuo atveju dažniausiai man tai, ko aš norėčiau, kas liečia vaizdo kūrimą. Aš tiesiog dažnu atveju paprašau angliško aprašymo ir tada einu į kitą įrankį, tarkim Adobe Firefly arba Midjourney. Kuo skiriasi Adobe Firefly nuo Midjourney, kad Firefly šiek tiek mažiau funkcionalumo turi, bet yra irgi kaip Photoshopo tiesiog web versija su visais dirbtinio intelekto visom integracijom. Ir tada Midjourney turi šiek tiek daugiau funkcionalumo ir galbūt man rezultatai labiau tenkina. Gerai, tai kaip mes žiūrėjom, kad mes galime tuos promptus gauti iš, šiek tiek grįšiu atgal, to nelabai paminėjau galbūt, kad jeigu mes čia pasirenkam tekstų speech, ne, o image arena, ir mums duoda pasirinkimą ar ne, mes galime ir gauti tų promptų, matot, naudoti. Bet taip pat promptus galime ir pavyzdžiuose gauti kiekvieno įrankio, kuris generuoja tas nuotraukas, irgi kopijuoti. Gerai, bet man dabar svarbiausia tiesiog kurti. Gerai. Ir tarkim tą vintažinį sukursiu, kodėl ne. Arba grįžkim prie ankstesnio vaizdo, kad palyginti su ChatGPT. Šiuo atveju ChatGPT naudoja DALL-į, trečią modelį, o Gemini naudoja Imagen 3. Gerai. Pridėsiu ir tegu generuoja. Tai kas faina, kad generuoja 4 nuotraukas. Šiaip, jeigu nori daugiau nuotraukų per ChatGPT, galite naudoti ir tiesiog Explore GPTs, DALL-į ieškoti, GPT-uką susirasti. Tuo įkrauna man čia. Matot, DALL-į ir paspaust ant jo ir tada Start Chat. Ir tada, jeigu čia parašys tą patį, jisai duos dar jums pasirinkimų įvairių stilių ir taip pat formatas. Gerai, matom, kokį laivą sukūrė, ar ne, skraijuojančio. Ir tada galima pasirinkti vieną iš tų laivų, kuris patinka, ir tada jį pagerinti jo kokybę, tarkim, upscale padaryti. Gerai, o DALL-į matot personalizuotas agentas, arba tą asmenybę labiau aš mėgstu vadinti, jinai 2 variantus generuoja. Ir tada aš galiu pakeisti, tarkim, Fevers, kad būtų ir widescreen. Duoda pasiūlymą įvairių su iliustracijom. Gerai, ir žiūrim. Pagerino kokybę, matot, iškart geresnis vaizdas. Ir tada galima generate video arba generate fill. Gal užteks ties nuotraukom, apsiribokim. Ir tada galima, pavyzdžiui, realiuoju laiku keisti išmatavimus. Ta patį ir su savo nuotraukom galite kelią daryti. Taip, klausimų tikrai daug. Įdomus klausimas, Rolando, galima rezumuoti, kaip ir kada geriau naudoti AI per web interfejsą, per API su kreditais ar naudoti lokalų LLM modelį. Taip, tai aš iš savo praktikos, va dabar kaip tik kuriu irgi savo asmeninį outline mokymų kaip
temų ar ne generatorių ar vertintoje ir panašiai kokybės, tai IPA naudoju. Tai žodžiu, jeigu nerandat sprendimo internete, tada galit savo programuoti sprendimus. Kas liečia dėl lokaliai, ten pavyzdžiui galima lokaliai testuoti LM Studio, leidžia įvairius dirbtinio intelekto įrankius nemokamai savo kompiuteryje. Tai viskas atsiremia į jūsų, čia galima pasirinkti įvairius modelius, ar ne, atsiremia į jūsų kompiuterio galingumą. Bet atsakymai nežinau, ar jie geresni, vis tiek tas pats šaltinis, bet funkcionalumo šiek praranda. Tai aš asmeniškai tiesiog labiau naudoju ChatGPT, tiesiog mokamą versiją, o jeigu, kaip ir minėjau, kažkur kažko neduoda, kaip aš norėčiau, tada integracijas naudoju arba pats savo API. Tai nėra taip vienareikšmiško atsakymo kažko. Gerai, tai matot, praplėtė. Buvo toks keturkampis, o va praplėtė, ne? Ne? Ir tada aš galiu ten pridėti kažką, pasirenku, insert ir čia, tarkim, šitoje vietoj unicorn, tarkim, with rainbow tail. Arba tiesiog, unicorn, tarkim, with rainbow tail and Garfield riding on it. Tik tais angliškai idėja. Nu tai pažiūrėkime, čia išeis vienaragį jiems sukursiu Garfieldu jojančiu ant jų, ar ne? Nu va. Vienaragis Garfieldas nelabai matas. Ok, tai žodžiu, galima pridėti dar papildomai kažkokių. Šiaip ChatGPT irgi sako, kad tai gali daryti savo nuotraukose, bet kažką pažymėti ar ne. Bet kiek testavus nelabai man veikia, kaip aš norėčiau. Gerai, o dabar perpešę stilių. ChatGPT pagal mano daugiau tokių plunkstų, matot? Ir tada, jeigu man šitas patinka, aš galiu nusikopijuoti šitą prompt ir įdėti į grįžtant va. Galima, aišku, čia iš savo nuotrauką pridėti, arba tiesiog per Adobe Firefly. Ta ir sugeneruos. Gerai, galėčiau tikrai plėstis, bet mūsų laikas labai greit bėga. Tai matom, mane sukūrė daug geresnį vaizdą. Tai aš tiesiog rekomenduoju testuotis pradžiai promptus ir vaizdus per ChatGPT ir Gemini, jeigu kurį nors turit jau užsipirkę, kad turit neribotą kiekį, o vėliau eiti per Adobe Firefly arba Midjourney. Gerai. Susilaikysiu nuo pagundimo Midjourney parodyti, bet man labiausiai Midjourney rezultatai patinka. Gerai, taip, tai dabar pasižiūrėjom, ar ne, kur žiūrėti svarbiausiai įrankius, ar ne, Artificial Intelligence ir testuokitės iš ten. Ir jeigu norite čia GPT naudokite dalai GPT-uką. Gerai, dabar skaidrių kūrimai, vienareikšmiškai ir mano skaidrės yra sukurtos su Gamma. Ar nematom, kaip fainiai padaro viską ir labai lengva dalintis ir galima kelti savo informaciją, sukurti arba kelti savo informaciją, arba generuoti iš užklausos, arba net iš nuorodos į jūsų svetainę kokią nors. Gerai, tai sugeneruokim kažką, tarkim, kodėl verta praustis. Nežinau, kodėl taip šojo mane galva, galbūt, kad laukiu, grįšiu namo, palysiu po dušu ir taip toliau. Tai va, bet leidžia pasirinkti prezentaciją, puslapį arba dokumentą. Tai Generate Outline. Tokį pat outline galėtų sugeneruoti ir ChatGPT. Matom, ar ne? Ir dabar čia angliškai, dėl to, kad čia anglų kalba pasirinkta. Tai aš niekada nerodau įrankių, kurie stengiuosi bent jau nerodyti, kurie nepalaiko lietuvių kalbos, kaip koks Adobe Firefly, ar ne? Bet šiuo atveju Gamma visiškai palaiko lietuvių kalbą, pasirinkę lietuvių kalbą, iš naujo Generate Outline ir matom, kodėl verta praustis, kūno higiena, bakterijų infekcijų, pravedimas odos, apsauga, psichologinė savijauta ir taip toliau, ar ne? Galima tiesiog parašyti vietoj to, vaikai, kurie nenori praustis, tai visiems tėvams atsakymą turėtų duoti. Ir pagal šitą outline, šitos promptus, jis tiesiog generuos ne tik tai tekstą, bet ir vaizdą. Ir tada galima pasirinkti, kokią norim temą, arba naudoti savo temą specifinę. Taip, View More. Matot, galima pasirinkti įvairias temas, arba naudoti savo custom ir aš turiu Fast Track temą. Pasirinku tą Fast Track temą ir Create.
Ten apačioje dar galima pasirinkti kokį vaizdų generavimą įrankį naudoti, bet jis Flux naudoja tokį įrankį ir tikrai nuotraukos būna kokybiškos. Nu va, ir pagal mano šabloną, va, ir sukursiu. Matot viskas? Present. Yra animacijos, perėjimai ir turinys tikrai būna gana kokybiškas. Kodėl verta praustis? Kūno higienos nauda sveikatai, bakterijų infekcijų prevencija ar ne? Vaikai, kurie nenori praustis. Pažiūrėkim, ką sako. Paverskite prausimąsi žaidimu, naudodami žaislus ir burbuliukus. Neleiskite vaikams praleisti praustis, bet būkite kantrus ir parodykite supratimą. Leiskite vaikams pasirinkti muilą ar šapūną, kad jaustųsi kontroliuojantį situaciją. Nu, matot, prašau. Tai šiandien gal kažkas jau panaudosit patarimus. Tai iš tikrųjų labai kokybišką turinį, bet jį galima, kaip matysim, koreguoti. Tiek nuotraukos, o čia buvo šiek tiek ir tokios necenzūrinės. Tai jeigu mes matom kažkokį ar ne turinį, kuris mums nepatinka, ar ne, tarkim čia mums netinka prezentacijai šitas turinys, mes galime enhance prompt ir iš naujo generate. Nu va, čia jau geriau. Matot, ne? Prašau. Tai va. Ir lygiai taip pat galima su visų turiniu daryti, tiesiog improve writing, pavyzdžiui, ir jisai perrašys viską. Tai aš dabar tikrai nerodysiu viso funkcionalumo. Gamma duoda nemokamai apie 300 ar kiek kreditų ir galima apie 10 skaidrių sukurti nemokamai. Taip pat kiekviena nuotraukos arba papildoma AI užklausa jinai irgi po 5, po 10 kreditų paprašo. Taip pat galima išdėstymą keisti, kur ta nuotrauka bus, viršuje, apačioje ar per visą vaizdą ir taip toliau. Tai va, ir daugiau visko. Tai praktiškai aš PowerPoint'o nebenaudoju, nes man Gamma tiesiog pilnai gali funkcionalumą, keisti temas, pridėti savo šriftus, spalvas, tik tais norint savo šriftus custom pridėti, ne iš jų pasirinkti, tai tada reikėtų mokamas versijos, kurios aš nenaudoju. Taip. Toliau klausimai eina, žinokit, nebespėjau, žinokit, visko parodyti, tai atsiprašau, labai džiaugiuosi, kai jūs tokie aktyvūs esat. Tai, žodžiu, jeigu norit išmokti dirbtinio intelekto, kaip naudotis plačiau visais tais įrankiais, susisiekit su mūsų komanda Fast-Track LT kontaktai. Gerai, toliau judam, tikrai dar čia daug noriu parodyti. Dokumento analizė. Va, pavyzdžiui, paprasta būtų sutartis, ne, kažkokia yra. Čia grinai techniniai, praktiniai dalykai dabar prasidės. Taip. Galima įkelti iš kompiuterio, galima susijęti su savo Google Drive'u. Būtų faina, kad jis man atidarytų. Pabandom perkrauti. Nu va, prašau. Ieškau per Google Drive'ą būtų nuomos sutartis, o paspaudžiu. Apibendrink svarbiausius kainos dalykus. Tarkim, man svarbiausia, kiek mokėta, ne? Tai va, nuomos mokestis ir taip toliau. Dabar pats, kaip pats dokumentas atrodo maždaug taip, matot? Nu, šiek tiek jis čia jau generau su dirbtiniu intelektu, jau surašė gražiau, bet dažniausiai būna niekas, nei paryškinta, nei ką, tai labai patogu. Nu va, ir čia parašo, ar ne? Tada apibendrink 50 žodžių galim. Pačią esmę, kad parašytų. Nuomos mokestis 400 €, mokama iki 5 dienos, depositas 800, ir taip toliau. Tai va dar vienas įrankis, kuris labai vertas dėmesio, tikrinant, analizuojant įvairius dokumentus, tai yra Notebook LM, visiškai nemokamas. Aš jau dabar neberodysiu, čia tiesiog įkelti paprastai galėsit ir būna prie šaltinio outsource ir įkeliat ir viskas. Tai va būtų nuomos ir įdėjau. Jis jį apibendrino, galima duoda klausimų, aišku, angliškai idėja ir tada gali net sugeneruoti podcastą, kurio galite klausyti apie įvairias sutartis ar kažkokius projektus, važiuodami mašina ar autobusu ar traukiniu ir panašiai, ar dviračiu, ar bėgdami rytinį krosą, nes labai daug sportuojančių žmonių, ar ne? Tai faina. Tai, kaip ir sakiau, tik paminiu, išbandykit patys, tikrai nenusivilsit. Dabar, kai aš tos dokumentus ar neišsianalizuoju, aš kartais irgi juos testuoju su įvairiais įrankiais, bet dažniausiai naudoju ChatGPT ir Notebook LM. Taip, ir tada galima duomenis taip pat ne tik tais tekstinius analizuoti, bet ir vaizdinius, kaip čia pavyzdžiui.
tiesiog įkelti į tą patį ChatGPT ar kitą įrankį. Tai aš toj atsidarau. Gerai, Swedbank Manage Budget. Gal tik tais naują susirašinėjimą pradėsiu. Aptark duomenis. Lentelėje, tarkim. Tai va, tai iš esmės, kad ir ar katinai kelsit, ar produktai kelsit, ar vizualus įkelsit, ar svetainės dizainą įkelsit, ar kažką jums padės išanalizuoti, apibendrinti, sukurs lentelę, jei norėsit ir taip toliau. Klausimas, kokios apimties PDF dokumentą galima apdoroti, analizuoti dokumentą turinį ir esmę. Tai iki 1000 puslapio Gemini kontekstas yra, 1 milijonas tokenų, didžiausias, pats didžiausias. Tai notebook keliama tikrai turėtų jums pilnai užtekti. Gerai, na ir matom, sukūrė lentelę, ar ne, išskirstę. Dabar galime taip pat tą pačią lentelę tiesiog vizualizuok įvairiomis diagramomis. O gal tik tai prieš tai doc.csv failą, tarkim, galėčiau paprašyti. Nes tik CSV failą dėja palaiko Claude. Bet Claude man vizualizacijas daug geresnės daro, nes yra jos interaktyvos, lyginant su ChatGPT. Gerai, aš jau čia šiaip esu pasiruošęs, galima būtų atsisiųsti. Bet aš jau turiu tą biudžeto analizę, tai tiesiog einu į Claude. Persikelsiu, kad būtų. Tai biudžeto analizė, vizualizuok įvairiomis diagramomis parašysiu. Ir tegu jis ten dešiniai kuria, o čia aš paprašysiu, kad tą patį vizualizuok įvairiomis. Tai va, tai ChatGPT labiau remiasi į Python bibliotekas, tuo tarpu Claude remiasi labiau į JavaScript, o React. Su Reactu daro viską. Taip, jūs labai įvairių specifinių klausimų klausėt, tai ne visus atsakinėjau, atsiprašau. Bet stengiuosi svarbiausius klausimus aptarti. Gerai, dabar žiūrėkit, Claude kaip sugeneravo, gana greitai viską padarė ir tada galima tiesiog spausti publish and copy ir iškart siūsti žmonėm. Prašau. Matot, interaktyvu ir greita. Ir tada galiu susiaurinti, viskas pristaiko prie įvairių ekranų dydžių ir panašiai, kas man labai patinka. Tai va, tai Claude vizualizacijos. Nežinau, ką jūs ten mėgstat, aš mėgstu keksiukus, tai kaip keksiukai. Tai va, o dabar ChatGPT matom. Stulpelinės, skritulinės įvairios diagramos visai neblogai. Tikrai galima išspausti daug dalykų, aš dabar nerodysiu čia visko. Pačiam pradžiai labai neblogai, ką ir minėjau, juodraštis. Gerus juodraščius duoda. Bet paskui jau patiems reikėtų tada tas idėjas panaudoti, kad vizualizuoti galbūt per kitas platformas. Gerai, toliau judam, laikas sparčiai bėga, taip parodžiau Claude. Jo, ir nebūtina kelti nuotraukų. Mes galim, pavyzdžiui, nueiti į internetą, ar ne, ir, tarkim, susirasti NVIDIA akcijos diagramą, ar ne, daryti print screeną. Ir tiesiog įkelti tiesiai. Į visus įrankius galima tiesiog print screen. Ir jis tada aprašys tai, kas čia yra. Tai va, rašo dabartinę kainą, dienos žemėsius ir taip toliau. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, jeigu jums atsakymas kažkoks nepatinka, duok prompt geresniai analizai. Arba naudot protingesnį modelį, ne? Nes yra mokamai, yra protingesni modeliai, kurie tą ir daro. Jie savo duoda instrukcijas. Nu va, matot, dabar tikslas išsami, Nasdaq, NVIDIA analizė, istorinė kainų analizė, fundamentalinė analizė, KPI rodikliai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu vieną dalyką, jeigu nieko neatsiminsit, tik vieną dalyką, atsiminkit, duok prompt. Jis jums viską padės gyvenime pasilengvinti su dirbtiniu intelektu. Gerai, ir matom, pilnas promptas. Įdedu. Ir matot, aš dar search, aišku, neįjungęs esu, kad jis galėtų ieškoti informacijos, kartais net nebūtama search įjungti galinti. Matot, jis automatiškai search web'e.
Gerai. Kaip išnaudoti MyGPTs ir task funkcijas? Tai task aš nenaudoju, bet naudoju GPTs ir projektus. Tai GPTs ir projektai tą patį dalyką iš esmės sprendžia, tai leidžia įkelti savo duomenis, savo failus, nuotraukas ir taip toliau ir remiantis jais duoti atsakymus. Šiuo atveju projektai geriau atlieka tą užduotį, personalizuoti GPT-ukai leidžia galbūt labiau kūrybiškam darbam. Labiau tinka ir norint integruoti savo API-jus. Taip pat nepamirškit, kad Google Gemini Gems yra dar. Labai neblogai veikia, aš parodysiu, jeigu spėsiu. Gerai, ir matom, pilną analizę padarė ir galim tada paprašyti tiesiog vizualizuok pagrindinius aspektus. Dažnai žmonės bando per nuotraukos formatą su DALL-ai kurti arba su Imagen 3 ar kitais vizualizacijas, bet tai yra visai kitas dalykas. Nuotraukų kūrimas ir vizualizacijas. Aha, tik tais pažiūrėkim. Ar jis aprašęs sukurs vizualizaciją? Ar tiesiog perrašys? Na. Sukur. Jo. Patikslinsiu vizualiau diagramas. Taip, tai nereiktų, kaip sakyti, pykti ant jo, jeigu reikia patikslinti savo užklausas, galite naują žinutę siųsti arba redaguoti buvusią ir tada duodavo pasirinkimus atsakymų, tai jūsų ankstesni atsakymai niekur nedings. Žodžiu, jis nesupranta. Tai gerai, paliksim kol kas dabar jam šitą. Tai va, tai iš esmės gali vizualizuoti duomenis, duoda statistiką kažkokią, duoda Excel lenteles, Cloud įrankiui duodat CSV failų ir gausite tam tikras, nuo ko atsispirti, jeigu norite prezentacijom vizualų. Dar vizualam labai gerai yra naudoti Napkin, tokį įrankį, tai aš parodysiu jums. Va čia, tarkim, pažiūrėkim. Va šitą, čia šiek tiek sustabdžiau, bet turėtų užtekti. Tai aš pastoviai savo prezentacijose ar mokymuose naudoju Napkin AI. Galima generuoti iš dirbtinio intelekto arba blank Napkin, tada iš vis nemokamai. Viskas, kol kas jis nemokamas. Ir tada va įdėjus visą tą dokumentą, aš galiu pasirinkti konkrečią sritį arba viską su Ctrl+A. Ir tada va, šone paspaudus jisai apačioj pradės generuoti pasiūlymus, kaip vizualizuoti tas pagrindinės idėjas ir tada lengviau suprasti. Nu, va, matot. Nu, tarkim, aš noriu timeline'o, nuoseklaus galiu pasirinkti ir galima redaguoti viską ir taip toliau. Matot. Ir tada leidžia atsisiųsti, jeigu norit kažkur kitur įkelti ir taip toliau. Gerai, tai Napkin AI labai patogus įrankis. Dabar dar vienas patogus įrankis vizualizacijom, tai yra ChatGPT, Vismal diagrams, personalizuotas agentas. Sukurk. Arba tiesiog vizualizuok. Ta patį tekstą įdėsiu apie NVIDIA. Ir matot, jisai jungiasi prie įrankio Vismal diagrams ir kurs tam tikrą vizualizaciją. Tai jis dažnai gali įvykių seką sukurti arba mind mapus kurti, kur kas išeina ar ne. Tai šiaip strateguojant man labai padeda, planuojant kažkokius dalykus labai greit sukuria. Atrodo, kad labai daug dirbai, o iš tikrųjų, kaip ir su Gamma, galima atrodyti, kad labai ilgai dirbi, o iš tikrųjų per 5 minutės sukurti skaidres. Žiūrint, aišku, priklausoma viskas nuo temos. Gerai, kol čia krauna, kad negaiš laiko, dar noriu jums parodyti Gemini. Gems, tai kaip GPT-ukai. Taip, tai va čia kairiai, Gem tvarkyklė. Ir duoda pasirinkti naujų idėjų kūrėjas, karjeros konsultantas, taip toliau, arba naują Gem kurti, kuriam galima pridėti savo pavadinimą, instrukcijas ir dokumentus. Ir aš esu sukūręs individualių stipendijų konsultantą, galėčiau redaguoti ir matytume, ar ne, ką jis čia turi, instrukcijas kažkokias, panašiai.
Ir tada paspaudęs ant jo galiu pradėti susirašinėjimą. Oi, tik tai ne šitą. Taip, šitas. Dualių stipendijų konsultantas. Gerai. Čia ankstesnis susirašinėjimai, tai tiesiog parašęs labas, gausiu apibendrinimą apie ką jis. Šiek tiek pritrauksiu, kad geriau matytumėt. Tai sako, ar ne, labas, tai galėčiau ką padaryti, kaip pildyti informaciją, ar ne, ir taip toliau. Galėčiau duoti atsisiųsti individualios stipendijos formą, nes aš jam pridėjau nuorodą. Tai gerai. Kas yra LKT ir kaip ją naudotis. Ir kas įdomiausia, kad kaip ir su personalizuotais čipitukais galima remtis, duoti savo, kad remtųsi ir projektuose savo informaciją. Ir matot, visur jisai remsis gairės, ar ne, iš Lietuvos kultūros tarybos. Ne? Tas yra faina, nes kartais nori turėti savo knowledge base, su kuriuo bendrauti. Ir tada galima duok formą, kur aš nuorodą tiesiog pridėjau sugeneruotą į instrukcijas. Ir va, paspaudžiu formą ir duoda jis man atsisiųsti. Ta stipendijų formą, kurią norim atsiųsti. Tai va. Gerai, nu ir tarkim, išsaugoju. Jau yra. Atsidarau. Ir tai galėtų būti tiesiog, ar ne, kažkokia forma, kur įsidarbinant reikia pildyti, ar dar kažką, atestacijom. Tiesiog labai paprasta. Visą laiką turėti tą pavyzdį. Gerai. Klausimai, jeigu turit, drąsiai užduokit. Pasižiūrėkim, kaip čia GPT sekėsi sukurta. Matot, NVIDIA akcijų analizė, galima paspausti View or Edit with Diagram in Vismo. Taip pat galima dar papildomai klausti ir redaguos pačiam susirašinėjimui. Nu va, ir žiūrėkit, matot, kaip atrodo. Istorinė kainų analizė, ar ne? Ir išskirsto. Tada yra fundamentali analizė, techninė analizė, ar ne? Konkurentinė analizė ir taip toliau. Čia galima toliau pildyti, pridėti dar šakų ir panašiai. Tai čia tik porą parodžiau įrankių, ar ne, kaip mes galim vizualizuoti su papildomais sprendimais. Tai Napkin ir tas GPT-ukas. Ir viskas yra pridėta į bendrą mūsų aprašymą. Gerai, tai jo, kaip ir minėjau, kad su Gemini, su Google produktais labai gerai bendrauja. Porą dar tik tais dalykų parodau ir baigsim šį kartą. Tai galim, aišku, ir čia GPT integracija su Zapier, tai What's on my calendar today. Ir jisai tada su trečiojo turi įrankių susijungti, Zapier, actions ten reikia nustatyti, žodžiu, inžinerija prasideda. O čia jau prašau dar prisijungti man, čia turiu vargti, jungtis, žodžiu. Šiek tiek dramatizuoju, bet iš tikrųjų, kai neturi kažkokio geresnio sprendimo, tai naudoji ir džiaugiesi, ne? Kaip sausą duoną valgydamas. Bet jeigu turi galimybę pizzą karštą skanę valgyti ir nesirūpinti iš paltų užsisakyti ir pačiam nesigaminti, tai kodėl nepasinaudoti. Tai Zapier matom, čia integraciją turi su čia GPT ir Google kalendorium. Ir turėtų kažkada po pusę valandos pasakyti man. Tai tą patį galima daryti ir su Gemini, kuris turi nustatymuose plėtiniai iškart visas integracijas su visais Google produktais. Ne? Gerai, jis čia iš visų užstrigo. Tai tikslas labiau buvo parodyti, kad nelabai jis ten greit veikia, bet veikia. Gali pasakyti, kas šiaip man gan neblogai pasako, bet aš nenaudoju tokį įrankį, kuris ilgai trunka, nes pats svarbiausias dalykas yra man naudojant dirbtinio intelekto įrankius, tai yra, ar jie pagreitina man darbą. Jeigu nepagreitina, man nereikia tokių sprendimų. Net jeigu ir nereikia mąstyti, bet ilgai trunka, tai netinka. Gerai, tai pradėsiu tiesiog naują susirašinėjimą. Galiu tą patį paklausti angliškai arba lietuviškai, kokie šiandien suplanuoti įvykiai per Google. Arba tiesiog. Ir matote, jisai Google Workspace ir sako, va, bėgimas nuo 7 iki 8. O kas dar buvo šiandien? Nu va, ir visus įvykius parašo, matot. Bėgimas, Fast Track Day paskaita, sporto klubas, sutikimas su Gitanu Nausėda ir pietus. Tai va, vienas iš šitų dalykų yra, tiksliau 2 dalykai yra netiesa, duosiu jums patiems nuspręsti, kuris iš jų.
Gerai, tai galima ir daugiau čia dalykų, ten tikrinti Gmailą ir taip toliau, bet pasitestuokit, tikrai nenusivilsit. Tai kas liečia Google produktus, Gemini yra vėlgi kaip keksiukas. Gerai, pasižiūrėkim, kas dar čia, kad nepamiršt. Parodžiu Jums Gemini, tai labai svarbu paminėti, kad kursoris programavimui yra tobulas įrankis man. Galit naudoti, aišku, ir įskepį. Dabar nuo atnaujinimų labai buvo didelių, tai yra su Visual Studio Code Copilot Microsoft. Dar nemokamai padarė, bet ir kursorių galima naudoti smulkiems projektams, duoda kreditų nemokamai. Tai va, Midjourney labai rekomenduoju, tik 10 €, galėsite 100 nuotraukų sukurti ir tikrai labai būsit nustebinti. Tada, jeigu norit daugiau apie mūsų žinoti, tai galite apsilankyti mūsų Fast Track LT, mūsų kurso programas pasižiūrėti. Na, o jeigu norit sužinoti daugiau apie mane, tai tiesiog apsilankykite susiraskite mane per LinkedIn Deividas Koncius. Tai va, tai pasižiūrėkim dar, kokių turim klausimų. Galbūt turit kokį dokumentą su šių įrankių pavadinimų sąrašais. Taip, čia aš ir pasidalinau pačio QR kodu, kurį galėsite nusiskenuoti ir gausit visą šitą dokumentą į Notion, kurį matot savo ekranuose su visais įrankiais. Taip, ir tada Amanda tiksliau apibendrina, kad po paskaitos atrodo labiau apsimoka tada Gemini. Žiūrint, ko jums reikia. Kai kur matot stringa, jisai su promptai stringa, su nuotraukom kartais stringa, su paieška kartais nebūna tokia tiksli kaip su ChatGPT ar Perplexity. Tai priklausomai, ką jūs norite daryti. Aš, kaip ir minėjau, pradžioje ir pakartojau ne kartą, rekomenduoju naudoti viskam ChatGPT. Jeigu kažkur jums jisai netitinka ir jūsų norų, tada tikrai verta išmėginti ir Gemini, nes jis duoda už tą patį $20 ir Deep Search'ą, ir integraciją su Google įvairiais produktais ir visai gerai veikiančius gems. Taip, tai labai dėkoju už dėmesį. Primenu, kad mes turime tikrai įvairių įdomių programų, ne tik su dirbtiniu intelektu, tad apsilankykite Fast Track LT ir tikiuosi su jumis kada susitikti vėl. Iki greito.